Aš kažkaip ėmiau galvoti apie komediją dell'arte ir apie jos principus, ar ne, kad dažniausiai aikštėse ir viduramžiais, ar ne, renesanse būdavo populiarios komedijos, kurios buvo atliekamos būtent aikštėse, miesto aikštėse. Tai Prisikėlimo aikštė taip pat turi istorinę praeitį, ar ne. Seniau ten buvo Turgaus aikštė. Tai kažkaip natūraliai net tas žaidimas kostiumais, tas ryškumas, jis natūraliai susišaukė tokia su istorinė praeitim, su mūsų vakarietiška tradicija ir tuo pačiu su šiuolaikiškumu, kurį tarsi norėjusi vėl tą istorinę tokią praeitį prikelti ir šiuolaikiškai ją pažiūrėti. Nepaisant to, kad mes buvom vienodais kostiumais, ryškiais, visgi tą performanso pačią eigą mes skirtingai su Simona pajutėm ir įėjom ir kažkaip nebuvom net nusprendusios, kaip mes tą darysim. Mes tiesiog žinojom, ką mes darysim, bet kaip mes darysim, mes labai palikom viena kitai laisvę, natūraliai elgtis toje suvaržymo būsenoje. Nes jau ir tai atrodo pakankamas suvaržymas menininkui, ypatingai pirmą kartą, kuomet atlikom performansą, tai ir pačios nežinojom, kokia bus ta mūsų būsena, tai mes palikom savo laisvę eksperimentuoti su mūsų pačiu elgesiu, su mūsų emocijom. Pačios, man atrodo, mes labai dėmiai stebėjom ir vieną kitą ir save. Tai iš tikrųjų, kai aš įėjau į tą performanso vaidmenį ir kai tik mane prirakino grandinėm, aš pasijaučiu iš tikrųjų kai kokią beždžionėlę narve ir iš tikrųjų labai pradėjau judėti, spardytis ir supratau, kad grandinės man gali labai padėti ir aš pradėjau jomis skambinti ir dar siųsti žmonėm balsinius signalus, rodydama į tą kėdę, kuri gali išspręsti mūsų omens visą minklę ir padėti mus išlaisvinti. Tai galvoju, kad labai padėjo tas būtent aktyvus noras būti išlaisvintai. Simona buvo pasirinkusi, man atrodo, tokį labiau... Tylią kančią. Prieš tai viena mergina pagirdė mane ir po kurio laiko vienas vaikinas priėjo taip pat prie vandens ir pasiėmė butelį ir stiklinę, pasiėmė ir butelį ir stiklinį ir nusinešė savo. Ir likau be vandens. Aš užfiksavau tik kaip Simona tada tą padėklą, ant kurio buvo vanduo ir stiklinė tiesiog iš emocijų. Nuspyriau. Jo. Taip, bet čia buvo grina emocija tuo momentu ir visiškai natūralu. Tai ta reakcija tokia ir buvo, kad nuspyriau, parodžiau tą žmogišką pyktį, kad aš tikiuosi, kad man padės, bet žmonės elgiasi taip, kaip elgiasi. Niekada negali prognozuoti, kokia bus performanso baigtis, nes viskas daugiausiai priklauso nuo žiūrovo ir nuo jo elgsenos. Mes galim pakviesti kažkokiam vyksmui ir į kažką pažiūrėti, ar ne, bet visada lieka performance aktyvus žiūrovas, jo elgsena ir būtent mūsų su Simona tikslas ir buvo, kad pats žiūrovas ir jo elgsena užbaigtų šį performansą.